Norėčiau visus pakviesti į privačią Odetos galeriją, kuri įsikūrusi Vaikutėnuose, visai šalia Utenos. Šioje galerijoje jūs rasite margučių muziejų. Margučių kolekcija yra įtraukta į Lietuvos išskirtinių pasiekimų registrą. Kągi jūs čia galit pamatyti? Pirmiausiai, didelę kolekciją tikro lukšto tradicinių lietuviškų margučių. Tai geriausių Lietuvos margučių meistrų darbai. Aišku, man labai smagu pristatyti ir mano šeimos, tai yra mano mamytės Antaninos Tumėnienės, mano ir mano dukrytės Adelės Gančierės skutinėtus ir vašku margintus margučius. Yra kolekcijoje žymiausių Lietuvos meistrų darbai, galim surasti ukrainiečių, lenkų ir iš visos Europos ir net viso pasaulio margučių margintojų kūrinius. Jeigu jau minėti skaičius, tai būtinai pasakysiu, kad šis gausiausias margučių tema rinkinys yra 4145 eksponatai. Mūsų pačių, mano mamytės ir dukrytės yra 640 margučių. Viso šito rinkinio pagrindą sudaro tikro lukšto 3158 margučiai. Aišku, skaičiai labai greitai keičiasi, nes pastoviai yra papildoma. Be margučių rinkinyje yra kiaušinio pavidalo suvenyrai. Dėžutės, raktų pakabukai, prieskoninė, žvakės, muiliukai, šviestuvai, eglutės žaisliukai ir ko tik nėra. Iš daugelio Europos bei Afrikos, Amerikos ir Azijos šalių. Yra 290 paveikslų. Iš jų 226 yra tarptautinės parodos Karpitas margutis eksponatai. Mane be galo džiugina margučiai sukurti lietuvaitės, kuri gyvena Brazilijoje, Žanetė Zizas. Be galo įdomus, mes tiesiog visi galim aptarti, kiek juose yra lietuvybės ir Brazilijos. Yra kolekcijoje margučiai, kurie gal ne tiek tradiciniai, kiek autoriniai, autorinė technika. Rinkinyje yra Vilniečio Rimanto Kazimiero Radžiūno galerijai padovanota kelių šimtų margučių kolekcija. Į rinkinį taip pat įeina 190 skulptūrų. Tai ir autorinės mūsų tautodailininkų, keramikų ir medžio drožėjų skulptūros, taip pat porcelianinės ir įvairiausios paukščių skulptūros, indai margučiams, atvirukai, įvairūs leidiniai, knygos, žurnalai, kuriuose yra rašoma apie margučius. Rinkinys nuolat pildomas galerijos kūrėjos, lankytojų dovanomis ir kas 2 metus rengiamų respublikinių margučių parodų konkursų darbais. Yra kiaušinių medinių, porcelianinių, gipsinių, stiklinių, įvairiausių akmenų, visokiausių medžiagų. Rinkinyje galime rasti visokių įdomybių. Sakykime, yra margučiai grojantis, yra margučiai šviečiantis, tarsi šviestuvai, yra kalėdinės eglutės papuošimai, būtent kiaušinio formos. Vaikams labiausiai patinka didžiausio kiaušinio, stručio kiaušinio ir mažiausio, kurį turi būtent kanarėlės kiaušinių toks palyginimas. Taip kad laukiu visų savo privačioje Odetos galerijoje.